Mielieji, sveiki prisijungę prie mūsų naujo starto, prie laidos Gyvenimo puzlės. Labas tau, Ernesta. Sveika, Dovilė. Kaip malonu, kad tu sutikai prisijungti prie šio projektėlio ir tikiu, kad sukursim kažką čia gražaus, turiningo ir pasidalinsim savo vidumi, savo žiniomis su mūsų žiūrovais. Tai norėčiau truputėlį apžvelgti, kodėl mes sugalvojam tokią laidą, ar ne, koks jos tikslas. Tai ši laida atsirado tiesiog iš poreikio dalintis ir mūsų tikslas yra tiesiog ta paprasta, aiškia, suprantama kalba kiekvienam žmogui perteikti žinias, tam, kad jų apskritai suvokimo laukas plėstus ir atsivertų platesnis tas žvilgsnis, taip kitus sakinius užsidėtum ir pamatytumėm save ir mus tą supantį pasaulį ir sugebėtume juos tiesiog harmonizuoti ir kad viduje atsirastų ramybė. Tai, kaip sakoma, nereikia labai daug tikėtis ar ne, kelti aukštų lūkesčių, nes su tuo ateina didesnė tikimybė nusivylimai. Bet mes jaučiam vidum ir tikim, kad savo šią laidą paliesim jūsų, mielieji žiūrovai, vidų, širdį ir tuo pačiu mūsų pasidalintos mintis, istorijos, pastebėjimai atneš jums noro, o galbūt net išaugs ir poreikį pradėti judinti savo vidinės tas sienas, savo ribas, kurios spaudžia ir slegia tiesiog. Jo, būtent šita laida aplamai ir gimė dirbant su žmonėmis, matant, kokie jie stiprus, kokie jie galintis, bet viduje tūnantis tam tikri ribojimai trukdo jiem pamatyti savo tą potencialą ir jį išlaisvinti. Tai yra, kad dažnai savo kartuojantis man nepavyks, kad galbūt yra geresnių už mane, kad negaliu iki galo padaryti, tai jau yra tas ribojantis. Nors iš kitos pusės, pavyzdžiui, būna žmonės, kurie sako, kaip tik aš pats geriausias, aš galiu daugiausiai padaryti, kad bet kokią kainą sieksiu aukštumų, visi liks sužavėti manimi, tai yra tam tikri tokie dalykai, kurie arba leidžia, arba riboja šituos dalykus. Tai šiandienos laidoje, temoje ryšyje su vaikystė, tiesa, lygų, nelygų tiesai, yra apie įsitikinimus, apie nuoširdų tikėjimą, kad tik taip gali būti ir tik tai yra tiesa. Kalbėsim apie įvairius įsitikinimus, kurie mus riboja, kaip juos konvertuoti ir palaikančius, bus ir žinių, ir praktikos, ir kaip tą padaryti. Čia terpė augti, pažinti save, rinktis, kuo nori tikėti. Taip, ir norėčiau dar pridurti, kad šita mūsų laida ryšyje su vaikystė nebus viena, bus čia tokios potėmis, ar ne, bet kaip Ernesta truputėlį užsiminė, kad tai yra apie įsitikinimus. Tai šiandien mes padarysim tokią įžangą apie tuos įsitikinimus, kokie jie gali būti, kur juos galima rasti, ar ne, visai galbūt apie tai net nepagalvojat, o sekančiose laidose mes gvildensime jau įsitikinimų tos, kaip čia pavadinti, šablonus tokius, ar ne, kokie konkrečiai įsitikinimai ir juos tiesiog giliau panalizuosime. Tai norėčiau pristatyti tada savo nuostabią kolegę Ernestą. Tai be to, kad Ernesta yra labai šiltas žmogus, atviras žmogus, mes su ją turėjom ir coachingo sesiją, kur teko susipažinti ir pamatyti iš tikrųjų, kokio atvirumo yra jos vidus, kaip jinai save dalina, savo vidumi dalinasi ir tuo pačiu padeda savo augti. Ir taip pat Ernesta yra coachingo specialistė, metaforinių kortelių praktikė, čia mano tikslas bus ateityje, studijuoja NLP, gilinasi į transformacinį coachingą. Tai kaip matot, žmogus besidomintis tokiais įrankiais, kurie gali padėti kitiems žmonėms. Ernesta, gal norėtum kažkokią žinutę žiūrovam apie save perduoti? Ačiū tau už tokį gražų pristatymą manęs. Tai mano aplamai ta mintis yra, kad mes esame savo gyvenimo kūrėjai ir tik nuo mūsų priklauso, kaip tas mūsų gyvenimas dėliosis.
Bet tai atsitinka tada, kai prisiimam atsakomybę už savo gyvenimą, kai pamatom platesnį vaizdą, kai išsilaisvinam iš tų ribojimų savo galvoje, mes gyvename gyvenimą, darome šiandien veiksmus, kad mūsų ateitis būtų tokia, kokios mes norime. Taip pat einu per tam tikrus ir simbolinės reikšmės, kurios parodo tam tikras žmogaus pasąmonės dalis, kur yra labai gražus pasaulis ir kurį mes galim valdyti, kaip tik mes norim. O aš tą progą noriu pristatyti savo kolegę Dovilę, kuri yra nuostabi, kūrybinga, nuostabi mama, daug apie ją sužinojau ir iš tikrųjų tikrai yra labai daug ką iš jos pasimokyti. Jinais pat yra sertifikuota coachingo ir NLP specialistė, enegramos meistrė, pedagogė, žmogus, kuris mano savirealizacijos kelyje svarbiausios vertybės yra augti ir tobulėti. Tai Dovilė, gal tada ir tu kokį žodį pasakyk apie save dar. Ačiū, Ernesta. Apie save visada būna toks, anksčiau būdavo toks, ką čia apie save, ar ne? Tai pirmiausia, sakai, mama, darbuotoja, draugė, žmona. O dabar jau kurį laiką, keletą metų būnant coachingo srityje, lengviau save pristatyti yra. Ir pirmiausia, tai aš esu tiesiog žmogus, kuriam tiek savęs gilesnis tas pažinimas, tiek pagalba kitam žmogui yra, galėčiau sakyti, įgimti, nes jau vaikystėje pasireiškia tas noras būti gamtoje, tyrinėti garsus, kaip tai mane veikia, labai būdavo įdomu klausyti kitų žmonių, aišku, to nesuvokdama, kad tai yra toks psichologinis niuansas, tiesiog anksčiau galvojau, kad esu tyli, neturiu ką pasakyti, dabar aš tai suprantu, kad tai tiesiog buvo mano toks polinkis tyrinėti tą žmogų, taip kaip jis kalba, kaip jis reiškiasi. Tai mano aistra, tokia aistra iš vidaus, kuris suteikia energijos ir yra kalbėti su žmogum, taip, ne bet kaip, bet taip, kad tas jo suvokimo laukas, galimybių laukas keistųsi, ir ne ta siaura dėžutė, o jinai tiesiog išplatėtų iki, be ribų. Taip, o viduje įsivyrautų tai, ko žmonėm labai labai trūksta ir labai dažnas įvardina, tai yra tos ramybės ir harmonijos su savimi pačiu. Nebėgti nuo savęs, o būti su savimi toje ramybėje. Tai tiek trumpai apie mane. Ir Ernesta, žinau, kad tu turi tokią vieną labai smagią, ne kad smagią, bet tokią pamokančią istoriją, kuri labai gražiai įeis, man atrodo, į mūsų temą ir perteikiu žodį tau. Taip, kadangi užsiminė apie tai, kad labai mėgsti gamtą, kad ir aplamai tos istorijos, manau, kad duoda šiokį tokį pamatymą savo gyvenimo iš kitos pusės, tai tos istorijos man labai padeda pamatyti tą vaizdą. Ir ta istorija yra apie tai, kad tam tikrose Afrikos regionuose žmonės mažus drambliukus rišdavo prie medžio, kad jie tiesiog kažkur nenuklystų. Maži drambliukai, jie įvairiausiais būdais pradžiai bandydavo ištrūkti. Bet kadangi jie tokie mažučiai, jie nesugebėdavo to padaryti, nes ir virvė stipri, ir medis didelis. Nors kai drambliai suaugdavo, jau būdavo pakankamai pajėgus ne tik tą virvę nutraukti, bet išrauti net ir visą tą medį, jie likdavo prie to medžio pririšti. Nes vaikystėje įtikėję tai, kad jie negali nieko padaryti, nes jie yra pririšti, jie taip ir lieka ten susėdėti ir tiesiog net nebando. Tai, Dovilė, kaip tu matai šią istoriją ir kas joje pavaizduota yra? Tikrai istorija tokia, jeigu tik vaikui skaitant, tai tokia labai lengva atrodo, ar ne? Bet jinai turi paslėptą tokį įdomų dalyką, tai įsitikinimą, ar ne, apie ką mes ir kalbėsime šiandien daugiausiai. Tai įsitikinimą, kuris susiformavo tam mažam drambliukui jau vaikystėje, kai jis buvo labai mažas ir dar neturėjo savo nuomonės, savo to pamato. Tai man ši istorija yra apie tai, kad įsitikinimas yra kaip ta nematoma virvė, ar ne, kuri mus laiko
ir atrodo, vat jau suaugame ir galime mes tą virvę nuimti, nukirsti, nupjauti, nukirpti, sudeginti bet ką, bet mes vis tiek kažkaip jos laikomės, nes mums atrodo tai yra saugu. Ar ne, žinau prie to medžio, kad yra saugu, vat kaip drambliukas, ar ne, drambliuko pozicijai. Žinau ryte, vakare, iš kokios pusės kris šešėlis nuo medžio. Taip, žinau, kada ten man atneš maisto vandens. Žinau, kada galbūt galėsiu pabūti prie žmogaus, kuomet jis ateis. Ne? Ir visa tai sukuria tokią komforto zoną, tokį saugumą, kuomet ir nesinori mums iš to išeiti. Tik tai jeigu tą istoriją perkeliant į suaugusių gyvenimą, tai toks tada gaunasi, kad tu jau suaugęs galėtum kurti savo gyvenimą, savo pasaulį, bet tu vis dar laikaisi toje vaikystėje išmokto modelį, ar ne, tu įsitikinimą, kad gal tu silpnas, gal tu nepakankamas, gal tu nedaryk, gal to nepavyks, ar ne, ir tu lieki ten, nors tu jau supranti, kad galėtum kitaip, bet vidus priešinasi. Gal gali kažkuom dar papildyti? Aš taip, iš tikrųjų, ganėtinai taikliai viską papasakojai. Man tik įkyla tokie žodžiai iš Henrio Fordo, kuris yra pasakęs, kad tu tiki, kad tu gali, arba tiki, kad negali, bet abiem atvejais tu esi teisus. Ir tai rodo, kad jeigu tu tiki, kad tu negali, tai tu to nieko nepasieksi šito. Bet tai nėra nuosprendis. Ir kad ir to mes lendame tą vaikystę, kartais sakom, kad ten viskas susiformuota. Manau, kiti būna paima tą tokį kaip, kalta vaikystė, kalti visi, o apie tai, bet nepamiršti šito dalyko, kad mes šiandien, čia ir dabar galim keisti visą tą dalyką, kad jeigu mano tėvai gyveno kažkaip tokiose sąlygose, tai nereiškia, kad ir aš taip privalau tai gyventi. Mes kiekvienas renkame savo likimą ir šią akimirką nusprendė, kad mes norim kažką keisti, kaip ir tas drambliukas. Jam tai reiktų tik sumastyti, kad pabandysiu vėl suaugęs kažką padaryti, kas man nepavyko vaikystėje ir galbūt tai pavyks. Bet tas dažniausiai tas stabdis yra noras, baimė pabandyti. Tai šitoj vietoj dėl to yra, mes kalbam apie tai, kad galim mes išsilaisvinti iš tų savo ribojimų, juos suradus ir juos padarius laisvesniais, išeiti iš to rato, iš to užburto rato, nes viską mes galim patys, mes turim teisę gyventi taip, kaip mes norim. Ir siekti savo tų tikslų. Taip, tikrai pritariu ir žinai, man dabar tokia mintis kilo, kad sklando tokios žinios, kad kai žmogus prieina 30-40 metų laikotarpį, kažkas jam trinkteli į galvą ir jis pradeda domėtis, kokiagi ta jo gyvenimo prasmė šioje žemėje, ar ne, kam jisai čia atėjo ir ką jisai turi nuveikti. Ir tas žmogus tuomet pradeda po truputėlį lysti į tą savo vidinį pasaulį ir ieškoti tų jam rūpimų atsakymų. Ir šis amžius kažkaip yra būtent tas 30-40, kuomet žmogus jau pakankamai subrendęs ir pakankamai stiprus, kad galėtų judinti tą savo pamatą. Bet žinai, kas yra liūdniausia, kad kai kurie žmonės ir prieja tą amžių, jie vis tiek nieko nekeičia. Ir jiem ir 50, ir 60, ir 70, ir kai jų paklausi, kaip tavo gyvenimas praėjo, jie sako, galėjo būti geriau, bet gerai buvo ir taip. Valgyti turėjau, darbą turėjau, namus turėjau, buvo šilta, buvo šalta, visaip kaip, bet esu sveikas, gyvas dabar ir viskas gerai. Tai ne visiems žmonėms net ateina tas laikotarpis, kuomet jie pradeda galvoti, kogi aš iš tikrųjų noriu, ar ne ko mano tėvai norėtų, ten tarkim, kai sako, stokį teisę į advokatūrą, nes tai perspektyvis rytis ir taip toliau, bet ko iš tikrųjų aš noriu. Tai norėtųsi visiems palinkėti, galbūt net anksčiau, ne 30, arba tiesiog dabar, arba po keliarių metų, kada jau jausit nors truputėlį tą sėklytę viduje dygstančią jūsų to tikro vidinio, ar ne, tai leisti savo pažinti. Ir tuomet tas gijas iš vaikystės, tas jūsų įsitikinimus, kokie jūs turit būti, ką jūs turit jausti, kaip jūs turit galvoti, kaip jūs turit atrodyti kitiems žmonėms, tiesiog juos nukirpti. Ir leisti savo būti tuo, ko iš tikrųjų, iš tos aistros, iš tos vidinės, iš savo vidinio to pamato, kas jūs iš tikrųjų gal norit būti kūrybininkas, o galbūt jums sakė tėvai eiti į kūrybą, jūs norit būti teisininkas, ar ne? Tiesiog leisti savo.
nebebijoti ir palikti tą vaikystę vaikystėje. Nes kaip aš dar truputėlį, tu labai gerai dar pastebėjai, kad vaikystėje mes įtikim, ar ne, ir reikia tiesiog paleisti, nes aš ir per savo patirtį galiu pasidalinti, kaip tas įsitikinimas riboja. Galiu? Žinoma, būtų labai įdomu. Tai tai aš, kaip minėjai, Ernesta, dirbau keletą metų pedagogę ir kai jau toje ugdymo įstaigoje išaugau pedagogės rūbą, tiesiog pajaučiau, kad laikas kažką keisti, bet nežinojau ką į ką, bet tiesiog vidumi pajaučiau, kad jau viskas. Išėjau aš iš savo darbo vietos, palikau ją, išėjau rašyti magistrinio darbo ir berašydama sulaukiu žinutės iš vienos moters, kuris sako: Dovilė, norim tave pakviesti tapti vienos privačios ugdymo įstaigos, ugdymo to proceso vadovė. Ir aš labai apsidžiaugiau, nes čia kaip ir aukštesnės pareigas, žinai, visai smagu. Tas pirminis džiaugsmas buvo, bet tada išlindo vidinės mintis, kad ar tu tikrai pakankamai kompetentinga tam, ar tu tikrai sugebėsi, ar tu turėsi žinių. Ir toks vidiniai tokie, net ne dialogai, tiesiog tokie kirčiai savo pačiai buvo nemaži, bet žmogus buvo labai norėjo manęs kaip specialistės ir keletą dienų man tiesiog rašė: gerai, tu pagalvok, neskubėk, rytoj pasirašom. Pasirašom rytoj, man ir džiaugiuosi, kad taip neatstoja ir kartu nežinokit, sakau, negaliu. Ir aš tiesiog po tų keliarių dienų tiesiog pasakiau tikrai ne ir atsisakiau šitos savo galimybės. Tai čia labai aiškiai parodo, koks mano ribojantis įsitikinimas buvo, kad aš esu nepakankama, ar ne, ir aš galbūt praradau puikią galimybę nueiti kažkur kitur, galbūt į kitą tašką, ar ne. Aš aišku nesakau, kad aš nesidžiaugiu, kur dabar esu, aš labai džiaugiuosi, nes coachingas tai tikrai yra mano aistra, bet galbūt būtų dar kokių įdomesnių spalvų būtų atsiradę mano gyvenime. Tai čia parodo, kaip tas ribojantis įsitikinimas mane stipriai paveikė, kad aš tiesiog sustojau ir net negalėjau priimti, ar ne, ir pabandyti, pasižiūrėti. Tai apie tos ribojančius įsitikinimus yra tai. Labai tokia aiškiai parodanti tavo tą ribojamą įsitikinimą ir tikrai daug žmonių su tai susiduria. Ir pati ten tų nepakankamų įsitikinimų, kad aš nepakankama pati esu turėjusi, bet ką irgi tavo istorija priminė, kad yra man tekę matyti tokią laidą, kur žmonės kalbina vyresnio amžiaus žmonės ir klausia: o tai ką tu savo palinkėtum, kai tu būtum jaunesnė, jeigu tu būtum? Sako, nebijot, daryt ir nesureikšminti tiek dalykų, nes jie kažkada atrodys tokie nereikšmingi. Tai vėlgi toksai dalykas, mes iš tų ribojimų įsitikinimų mes kad ir keliaujam, bet kažkada ateis ta diena ir pažiūrėsim atgal į savo gyvenimą ir galvosim, kodėl kažko nepadariau, kas tai buvo. Tai vadinasi, šita ir laida, ką mes ir darom, tai yra puikia proga pamatyti, išsilaisvinti, kad ateityje jau žinotum, kad aš padariau viską, kas mano galiose yra, kad gyvenčiau kažkokį tai gyvenimą. Nes kas aplamai įsitikinimas jis yra tam, kad jis būtų pagrįstas. Mes randame gyvenime visus variantus, kurie patvirtintų tą įsitikinimą. Jeigu jaučiuosi aš nepakankama, tai bus visi variantai, kad tau parodys tai, kad tu esi nepakankama. Ir tas yra, kad būtų smagu tą suprasti, aplamai tą visą tą dalyką, kad įsitikinimas tai nėra tas ir nuosprendis, ką irgi jau dažnai man noris tą paminėti, kad mes tai galim keisti. Ir tas įsitikinimas nebūtinai yra mūsų ta tiesa. Gali būti kažkokia tai atrama, kad kažkokiu siekti norų, bet atvirkščiai tai gali mus ir riboti, nes įsitikinimai yra palaikomi ir yra ribojantis. Ir mes galim iš tų ribojančių įsitikinimų, kurie mus stabdo, pakeisti juos į mus įgalinančius, mus vedančius į priekį. Tai tą dalyką nėra taip sudėtinga padaryti. Teisingai, bet žinai, kaip galvoju, kas yra sudėtingiausia, kaip tu sakai, moters garbingo amžiaus paklausė, ar ne,
apie jos praeitį, tai jinai sako, kad daryti, nebijoti, bet vat, kai tu esi tame taške, tai labai sunku, ar ne, neturint to vidinio resurso tą daryti ir vat, svarbu atrasti, kokie tie įsitikinimai, tos nuostatos ar ne, mus stabdo, nes vat, kai kurie net nesusimąsto apie tokius dalykus, nu atrodo, taigi gyvenu, taigi važiuoju į darbą, taigi čia tokie santykiai, kaip gali būti kitokie, ar ne, čia toks mano darbas, kaip jis gali būti mėgiamas, nu dar darbas ir yra tam, kad kentėti, o namuose jau atsipalaiduoti. Tai tiesiog svarbu sustoti, truputėlį skirti savo dėmesio, bet tokio dėmesio, ar ne, savo nuoširdaus, tikro. Ir pažiūrėti, kokie tie įsitikinimai yra, kurie tave palaiko, ar ne, kurie tave motyvuoja eiti į priekį, o kurie tave stabdo ir sako, tu tik neik, tik nedaryk, lyg čia kur esi. Tai svarbu tiesiog tam bėgime sustoti ir savo atvirai su savimi pabūti ir savęs paklausti, taip, lyg kitas žmogus tavęs klaustų. Tai nes įsitikinimai yra, tai kaip ir minėjai, tam, kad jie pasitvirtintų, tai kad ir ką tu bedarysi, ar ne, jeigu tu sakysi, kaip ir pradžioj minėjai, kad jeigu tu esi iš vargingos šeimos, tai tu ir tiki, kad toks ir turi būti, ar ne, nu ta prasme, kokias galimybės tapti turtingų žmogum, taigi tavo tėvai yra, tarkim, vargingoje šeimoje, tave augina, tai natūraliai tu ten pat lieki, ar ne, galbūt kiti namai, bet padėtis ta pati. Ir žmogus gaus daugybę patvirtinimų, kad iš tikrųjų taip yra, ar ne, galbūt į mokslus neįstos, galbūt darbą negaus, galbūt kažkokia depresija ir jis tikės, kad nėra galimybių man kažkur kitur eiti, kur geriau, ar ne, liksiu ten, kur esu, nes čia yra žinoma ir pažįstama ir aš tuom tikiu. Tai va, tai... Galima tada gal pažaisti žaidimą, kad būtų aiškiau apie tai, kad tie, sakau, kai yra ribojantis ir palaikantis įsitikinimai, galime pasižiūrėti ribojantį įsitikinimą ir kaip jį galėtumėm pakeisti į mus įgalinantį, mus veikiantį, skatinantį įsitikinimą. Ir tai galima tokį dalyką, pasakysiu kokį nors tau ribojantį ir tu gali pakeisti, ne? Ir paskui galėsim atvirkščiai tą padaryti. Kaip manai, koks variantas aš nepakankama tiktų, kad mes galėtumėm tai jau iš ribojančių pereiti palaikantį? Galėtum pakartot, koks įsitikinimas ribojantis? Aš nepakankama. Aš nepakankama. Oi, čia apie mane buvo. Aš esu nepakankama, ar ne? Šis įsitikinimas iš tikrųjų labai riboja, nes jisai tau visiškai tave stabdo, ar ne? Tu nepakankama visur jautiesi tuomet. Tai galima būti jį pakeisti į palaikantį, tai aš esu ir esu geras toks, koks esu. Svarbu nesilyginti su kitais, ar ne? Nes aš esu nepakankama, brūkšnelis, aš esu geras toks, koks esu. Ir tai būtų palaikantis, ar ne? Kad ir kaip tau sekėsi, kad ir kaip pavyko, bet tu padarai geriausiai tai, ką galėjai, ar ne? Ir buvai pakankamas. Ok, Ernesta, žiūrėk, tau tada irgi kokį vieną duosim. Gerai, čia dabar šiais laikais labai aktualu yra. Gyvenimas yra kova. Tu turi savo kažkaip būti užtikrinti, ar ne? Gyvenimas yra kova. Ribojantis įsitikinimas. Kaip būtų galim jį konvertuoti palaikantį? Man iš tikrųjų tai labai tokia mintis yra apie tai, kad gyvenimas yra žaidimas. Ir šitas dalykas. Kitas, kad ir ką bedarysiu, man tai gausis. Antras, kad jeigu kažko nemoku, einu, išmokstu ir tą darau. Nes gyvenimas kova, tai atrodo arba laimi, arba pralaimi. Bet gali būti ir mano kitas variantas, kad tu tiesiog mėgaujas tuo procesu ir eini savo keliu link kažkokio savo tikslo. Bet ir nebūtinai kovoti, o tiesiog mėgautis tom. Nes man tai kaip žaidimas. Man asmeniškai iš pati to vadovaujuosi, kad gyvenimas yra žaidimas. Ir tiesiog žaidžiu. Tai ir kad ir aplamai visas tas toksai pokyčiai, ėjimas kažkur į tą gyvenimą, tai yra žaidimas. Ir mes visi žaidžiam šitam tokiam žaidime. Gerai, tada tau norėčiau duoti dar vieną.
Galima būti, kad man niekada nepasiseks. Aha, man niekada nepasiseks. Nu, kai su tokia nuostata įstikinimu eini, ieškoti, pavyzdžiui, darbo, prašyti didesnį atlyginimo, prašyti kažkokio projekto, tai tikrai nepasiseks. Jeigu tai eini su tokia nuostata, tai neįmanoma, nepalieki terpės, kad pasisektų. Tai reikėtų konvertuoti ir pakeisti, kad ir ko imčiausi, man tikrai pasiseks. Nu, va, tiesiog, kad ir ko imuosi, man tikrai pasiseks. Jeigu ir žmogus gali sakyti, nu, bet nepasisekė, nu, bet nepriėmė manęs į tą darbą, ar ne, nu, kaip aš galiu sakyti, kad man pasisekė. Bet galima pamatyti, kas tau pasisekė, ar ne. Galbūt, pavyzdžiui, tu kažkokią savo spalvą naują pamatai. Galbūt pamatai, kad labai jaudinėsi, kai tau labai svarbu. Galbūt pamatai, kad kaip tik lengvai jautėsi, ar ne, tiesiog nepriėmė. Galbūt, nu, va, tas viršininkas, būsimas darbdavys, ar ne, galbūt kažką pasakė ir tau kažkokios informacijos suteikė, ar ne, kuri tau bus naudinga. Tai ar tai ne apie sėkmę? Tai apie sėkmę, nes tu gali tą panaudoti paskui. Tai va, tai kad ir jeigu man niekada nepasiseks, konvertuojam, kad ir ką, ko imčiausi, man tikrai pasiseks ir tuomet lengva tų pliusų išvelgti su tokia nuostata. Nu gerai, dar paskutinį. Man šitas labai patinka, nes čia toks vizualus, ar ne, vat galima tiesiog savo įstikinimą pamatyti ir jį tiesiog pakeisti, kaip požiūrio tą kampą. Žiūrėk, yra žmonių, kurie sako, nu visiems kitiems, nu daug lengviau. Kaip tau tokia nuostata? Visiems daug lengviau. Čia gaunasi toksai, kad mes matom kitų laimėjimus, bet nematom, ką jie teko praeiti. Ir kad visiems tenais daug lengviau sekasi, tai pasižiūrėti reikėtų, kiek jie to darbo įdėjo. Jeigu man kažkas nesiseka, tai galbūt reikia kitokių darbų įdėti, galbūt reikia daugiau kažkokių tai žinių įgyti ir eiti tuo keliu. Nes kad kitiems sekasi, tai taip nėra, tiesiog jie įdeda tam tikrą darbą. Ir kas man pačiai labai patinka ta mintis, kad mes kiekvienas turim 24 valandas. Ir tik tai žiūrint, kaip mes jas išnaudojam. Tai tas toksai dalykas, nepamiršti apie save. Šitoje vietoje nepamiršti savęs ir ką aš darau su savo gyvenimu, kodėl man nesiseka ir ką man daryti reikėtų, kad man pasisektų. Nes aš esu toks pats žmogus ir man taip pat gali puikiausiai sektis kaip ir visiems kitiems. Teisingai, taip. Kad galima sukurti iš tikrųjų gyvenime tai, ko nori, ko pats nori, ar ne? Vėlgi, požiūrio kampas. Tai įsitikinimai ribojantis ir palaikantis yra apie realiai požiūrio kampą, ar ne? Kad jį reikėtų keisti. Nes ko tikiesi, su kokia žinutė eini, tai natūralu, kad ir gausi patvirtinimą apie tai. Galbūt priims darbdavys į darbą, bet atlyginimą negausi tinkamą ir sakysi, o, nepasisekė. Taip, bet kaip ir pasisekė, kaip ir tikslas tas pradinis pasiektas, bet tai ne iki galo įgyvendintas. Jo, tai šitas patarlės yra, ne patarlės bus dabar. Mes iš tikrųjų su Ernesta ruošdamasis laidai galvojam, kad ta informacija, ta teorinė dalis nebūtų tokia sausa, sunkiai valgoma, tai paimti iš gyvenimo tai, ką mes girdėjom, tarkim, toj pačioj vaikystėje, kas mūsų pasąmonėje įsisėda ir pagvildenti tuos dalykus. Tai iš tikrųjų patarlės, lietuviškos, tos liaudės patarlės, turi labai stiprių tokių įsitikinimo apraiškų. Ir tie įsitikinimai taip nekaltai nusėda giliai mumise ir mes net nepastebėdami jomis tikim ir nešamės į gyvenimą, į tą ateitį, kurią norėtume šviesią kurti, bet deja tie įsitikinimai stabdom. Tai lietuviškas patarlės mes ieškojam, nagrinėjom, tai tikrai turi daug tokių bruožų, ar ne? Ir šiandien norėtume kartu su Ernesta pagvildenti porą trejetą patarlių ir jums parodyti, tiesiog kaip ir pradžioje minėjau, tą suvokimo lauką praplėsti, kad pamatytumėt, kaip tie įsitikinimai jie realiai visur yra, ar ne, ir jie kažkaip taip po biškutį mus formuoja. Tai Ernesta, tau perduosiu žodį, kokia pirma galėtų būti patarlė? Pirma patarlė, kur man ir močiutė ją kartodavo vaikystėje, tai buvo verkė duonelė tinginio valgoma. Ir būdavo dažniausiai, kai kažko nenoriu daryti, kai kažkur norisi prasimuliuoti, tai močiutė man tikrai tą kartodavo.
Kaip iš vienos pusės, kaip ir tokia, atrodo, nu viskas gerai, vadinasi, tu eini, darai, sieki tikslų, nes jeigu kažko nori turėti, tu turi to nusipelnyti savo to darbo. Bet šitoj vietoj mano galva yra paslėpta tokia, kad tu privalai labai daug dirbti, labai turi eiti daryti ir tu negali tingėti. Tingėjimas yra, bent jau man, apie poilsį. Ir kas, pavyzdžiui, va dabar gal yra formuojasi, tai darboholizmas, perdegimai, tai yra apie tai, kad savo neleidžiam pailsėti, nes mes turim dirbti, turim paimti daug dalykų, nes kitaip apie ką tada tas mūsų gyvenimas, nes mus taip išmokė, ne? Kad dirbam, daug dirbam, einam, darom ir negalim ilsėtis. Mano požiūris yra šitą patarlę toksai. O Dovilė, kaip tu manai, kaip tau šitą skamba patarlė? Nu, tu sakai, tavo mačiutė dažnai sakydavo, aš tik nepamenu, kas man sakydavo, bet tą patarlę tikrai girdėdavau. Vat, tu pasakei ir žinau, kad aš ją žinau, giliai žinau. Tai teisingai apie tą poilsį, kad kaip ir tas tingėjimas yra iš tikrųjų apie poilsį, ar ne? Atsigauti, atsikvėpti, grįžti į savo resursus, bet kaip ir, man dar žinai, kas čia yra toks ne vertybinio, o savivertės, toks vertės pamato pajudinimas per šią gali būti netgi patarlė, nes realiai noriu, tarkim, jeigu taip jau žiūrint pažodžiui, noriu aš tos donytės, valgau tą donytę, nors tam, kad būčiau nusipelnius, turėčiau realiai būti kažką padariusi, ar ne? Tai vadinasi, kad kaip ir nesu jos verta, bet aš noriu jos, ar ne, valgau ir nejaučiu, kad aš būčiau jos verta. Ir čia toks, aišku, pasąmoniniam lygmenį, čia nėra taip, kad mintis taip dėliotųsi, bet realiai ateityje formuojasi toks nepakankamumo jausmas. Ir tuomet žmogus užaugęs iš to mažo vaiko, kuris girdėdavo šią patarlę, galbūt dar kaip sumuštinis ant viršaus buvo ir kitokių sluoksnių uždėta su šiuo įsitikinimu. Ir žmogus užauga ir, kaip pavyzdys, dirbo, stengiasi, pasiekė gerų rezultatų ir vadovas jam skyrė premiją, ne, už puikų darbą. Žmogus priima, bet nesijaučia vertas, ar ne? Sako, taigi čia mano darbas, aš tiesiog dirbau tai, kas man priklauso. Ir jis nesijaučia tos premijos vertas, ar ne? Nes kaip ir donytė, valgau, nes noriu aš jos, bet kaip ir nesijaučiu vertas, jeigu aš gulėjau ant lovos ar ne ir nieko neveikiau. Tai apie tai čia tas pasąmoninis toks įsitikinimas yra, kuris šiai situacijai yra visiškai nelogiškas. Tai mes kaip ir pradžioj, prieš tai darėm tą užduotėlę konvertuoti ribojantį įsitikinimą į palaikantį. Tai kaip manai, verkia donytė tinginio valgomo? Kaip tokią patarlę būtų galima apkeisti, kad jinai būtų palaikanti? Mano galva tai būtų, kad pavargus, patingėk ir tada donytė bus skanesnė. Kad viskas gerai, jeigu leisi savo pailsėti, bet vėlgi tas toksai balansas turi būti tarp to tingėjimo, to darbo, bet pailsėti tai yra reikalinga. Ir kai tu pailsi, bet tu žinai, kad tu atlieki savo tos darbus, tai ta donytė dar kaip tik gal net džiaugsis, kad bus tavęs valgoma, nes tu atlikai savo tas pareigas, tuos darbus ir viduje tu atgavai tą resursą, užsipildai ir tu toliau sėkmingai eini siekti tų tikslų, bet jau ne su kančia, kad kaip man tai atsibodo, bet tu mėgaujies to darbo. Nes ir mano pačios tokia viena afirmacija, kurią aš savo kartoju, kad daryk tai, ką myli ir mylėk tai, ką darai. Ir tada tu už tai gausi tą pakankamą gerą, teisingą atlygį. Tai vėlgi tas darai iš to malonumo, o ne iš to, kad privalai ir reikia iš tos kančios. Ir tada neleidi savo pailsėti. Ir tada mes kaip tik irgi radom tokią kitą patarlę, tai buvo, kad Dievas davė dantis, duos ir duonos. Mano galva toksai atvirkščias ir toks prieštaraujantis, tai mūsų pirmai rastai patarliai, man tai yra apie tai, kad atsakomybės perleidimas kažkam. Tai yra, kad aš galbūt eisiu, tingėsiu, ne, tai vis tiek man kažkas kažką atneš. Tai mano požiūris yra į šitą pusę toksai. Gerai pastebėta, kad tokios prieštaraujančios patarlės, ar ne? Viena sako, kad
turi dirbti, netingėti, kad nusipelnytum tos duonytės, ar ne? O kita patarlė sako, kad kaip tau, ta prasme, davė dantis, tai duos ir duonos, tai nereikia čia stengtis, ar ne? Ir toks atrodo, tai kuo man čia dabar tikėti? Ir toks tas tikėjimo pamatas tada griūna. Ir vat kalbant, dar aš norėjau papildyti apie tą tingėjimą, tas pirmos patarlės, tai kažkaip žmonės bijo to žodžio tinginys, ar ne? Ta prasme, jis turi tokį tamso atspalvį, tu tinginys, ar ne? Net vat kažkaip sakau ir kažkaip net pačiai vidui, man sakytų, kokia tu tinginė, ta prasme tinginė. Tai labai svarbu yra paklausti savęs, vėlgi, laikas savo, dėmesys savo, ką tau duoda tas tingėjimas. Tuo tinginiu pabūt, ar ne? Ar ta tinginė, ką tau tai duoda? Ar tai tau duoda tiesiog fiziškai pailsėti, ar tiesiog tau duoda psichologiškai pailsėti. Galbūt tu dirbi darbą, kuriame kankiniesi, ar ne? Ir kūnas tiesiog per tą tokią apatiją tau signalizuoja, kad tu sustok, ar ne? Ir patingėk ir skirk savo laiko pamastyti, ką tu norėtum iš tikrųjų daryti, ar ne, jeigu tau tas darbas yra kančia. Tai tiesiog paklausyti savęs, apie ką yra tas tingėjimas, ar ne, ar galbūt tu ne tuo keliu eini ir reikėtų kažkaip save surinkti ir į tą tinkamą, teisingą kelią nuvesti. Tai vat nepamirš savo užduotų klausimų, ne kitų laukti, ar ne, kad čia tinginys guli ant sofos, tiesiog sakyti savo, o ką man tas tingėjimas reiškia. Tai sakyk, kaip manai, va, tas antra mūsų patarlė, Dievas davė dantis, duos ir duonas. Kaip galėtume apversti tą palaikantį įsitikinimą, kaip jis galėtų skambėti? Šitą palaikantį buvo mintis tau šitą perduoti šitą užduotį. Pažaisti. Aš pirma. Ok, tai iš mano pusės, kad jeigu Dievas davė dantis, duos ir duonos, tai manyčiau, kad Dievas aplamai davė va tas rankas, kad tu tą duoną ir pasidarytum, nes viską tu turi savyje. Gal turi dar tu papildymą apie tą pakeitimą? Ja, tai aš galvoju apie tą talentą, ar ne, kad mes kiekvienas turim savyje tą įgimtą talentą, ką mes turim šio žemėje padaryti, ar ne. Galbūt pastatyti dangoraižį, galbūt padėti žmonėms tapti sąmoningesniais, galbūt tai gali būti, nežinau, kepti nuostabaus grožio, dizaino, smulkumo, detališkumo tortus, ar ne, ir perteikti taip kūrybą. Tai kokį talentą tu gauni, taip, tai yra kaip ir tie dantis, ar ne, tavo talentas. Dievas tau davė dantis, tai tau Dievas duoda talentą. O duos ir duonos, tai galėtų būti konvertuota, kad duoda tau talentą, o kaip jį panaudoti žemėje, rask pats. Tai toks įgalinantis netgi ieškoti, ar ne, turi rasti pats. Tu turi talentą, bet tu turi rasti pats, kaip jį realizuoti žemėje. Tai tu, ta prasme, žinai, kad tu kažką labai stipriai gebi iš prigimties ir tau dabar tiesiog reikia surasti kelią, būdą, kaip tą atiduoti talentą vidinį. Aš manau, kad taip galėtų skambėti. Jo, ir aš manau, kad irgi kartu ten perinam prie to, kad yra atsakomybė už savo tą gyvenimą, už išnaudojimą yra tau, nes niekas tau irgi ten nieko neprivalo kažko tokio duoti. Tu pats eini, pasidarai ir eidamas teisingų kelių tau gali klotis labai viskas teisingai ir taip, kaip reikėtų. Sekanti mūsų patarlė, kuri labai tokia, manau, ganėtinai girdėta, kad aukštai šoksi, žemai krisi, arba daug norėsi, mažai gausi. Kaip manai, Dovilė, ką tu galėtum apie ją papasakoti? Tokia ir pakelianti, ir nuleidžianti patarlė greitai. Tai manau, kad šita patarlė kalba apie tai, kad geriau nešokti aukštai, ar ne? O ką tai reiškia, kad geriau neturėti tų didelių svajonių, nes kuo tu turėsi didesnių svajonių, tuo didesnė tikimybė jų nepasiekus labai stipriai kristi, ar ne? O kai stipriai krenti, nubloškia tave į žemę, tai atsistoti būna labai sunku, ypač jeigu neturi stipraus palaikymo iš šono. Tai geriau tada norėti mažai, saugiai, ar ne,
Ir tada vadinasi ir tavo krytis bus iš žemiau ir pasiekmes bus mažesnis. Tai apie tokį irgi stabdymą, grinai čia toks ribojantis įsitikinimas, ar ne, kad aukštai šoksi, žemai krysi, daug norėsi, mažai gausi. O kodėl? Toks, prasme, klausimas, o kodėl aš turiu aukštai šokus, žemai krysi, arba ne? Arba jeigu daug norėsi, kodėl aš turiu mažai gauti? Galiu ir daug gauti, ar ne? Tai toks norisi pašnapždėti tokiam žmogui, kuris tiki va tokia patarlė, o jeigu pavyks, jeigu aukštai pašoks ir ten liksi, ar ne, ir dar aukščiau galėsi, arba ten jeigu daug norėsi, galbūt tau visas galimybės atsivers, ar ne, ir galbūt tau viskas pavyks, jeigu iš tikrųjų norėsi, ar ne, ir nebūtinai mažai gausi. Tai tiesiog šita patarlė, manau, šneka apie tai, kad maža rizika, kuo mažiau rizikos, tuo geriau apribok save, ar ne? Vėlgi apie atsakomybės prisiėmimą, taip? Kuo mažiau rizikos, tuo mažiau atsakomybės. Man šitoje vietoje yra, žinai, kad tokia mintis, kad aukštai šoksi, žemai krisi, o jeigu tu žinotum, kad ten žemai yra kažkokia minkšta pagalbė ir kad tu nukrisi, tu nesusižeisi, bet pabandyti šokti gal verta, arba daug norėsi, mažai gausi, daug norėsi, gerai, bet o ką tu darysi, nes tik norėti tai vis tiek neužtenka, klausimas, ką tu su tuo darysi, jeigu tu nori, vadinasi, imsiesi veiksmų, kad tai gaut, o jeigu tu darysi veiksmus, vadinasi, tu tikrai gausi pagal savo tos norus. Tai šitoj vietoj dar, manau, dar dapildyt galima, kad aukštai šoksi, bet galbūt ir nenukrisi žemai, kad tenais gal vis dėlto yra kažkas tave palaikys. O daug norėsi, tai ir teks daryti veiksmus, kad gautum tai, ko tu nori. Taip, aš dar papildysiu tave. Vat kaip tu sakai, o jeigu žinotum, kad žemai krysė, ten pagalvės, ar ne? Tai man tokia asociacija, vaizdinys iškyla, kad tos pagalvės realiai yra žmonės, kurie tave palaiko. Jeigu tu, pavyzdžiui, žinotum, kad tu turėsi begalę žmonių, būrį žmonių, kad jeigu tau nepavyks, jie vis tiek tave palaikys ir sakys, davai, varyk, nesustok, žinai, bandyk dar kartą. Ir jeigu tu žinotum, kad tokia kompanija pačioj tavęs lauks, manau, kad tikrai bandytum šokti labai aukštai, ar ne? Nes turi tas žmonių pagalvėlės apačioj. Tai ir labai svarbu, manau, tas niuansas yra, kad kokioje aplinkoje tu esi. Nes aš irgi tarp savų klientų sutinku žmonių, kurie neturi visiškai palaikymo. Ir, ta prasme, pradėti naują veiklą, kažką daryti, sakom, bet neturiu palaikymą, neturiu ko paklausti, neturiu, kas mane palaikys, sakys, nesustok, daryk, arba kaip tik yra tas žmogus, kuris sako, ir taip rinkoje tokių kaip tu daug, ką tu čia dabar darysi, ir stabdo. Tai labai svarbu apsistatyti aplink save palaikančiai žmonėmis ir atsisakyti tiesiog tų inkarų, kurie tave stabdo. Kad ir kaip sunku tai gali atrodyti, nes tai gali būti ir vyras, ir sesuo, ir brolis, ir tetas, ar ne, ir draugai. Tai gali būti tikrai artimi žmonės, bet jeigu jie tave stabdo, tavęs nepakrauna, nepalaiko, ar jie tikrai tau yra reikalingi. Ir tu nori tų žmonių, tų saugių pagalvėlių, kurie tave palaikys. Tai čia yra kitas niuansas, ką tu turi aplink save. Taip? Žinoma. Ir šiek tiek tokia kylanti ir man istorija, pasidalinti norėčiau apie tai, kad gyvenime pas mane toksai valdydavo pas mane geros mergaitės tas toksai būsena, kad atrodo, bijai kažkam kažką pasakyti. Ne, tai iš vis negali niekam pasakyti, nes kaip čia dabar tu kažkam pasakysi ne kažkokio vietoj. Būdavo momentų, kai man reikėdavo kažkam pasakyti ne, atsimenu momentą, kad dirbau vienoje parduotuvėje ir buvau tokiam skyriuje, kur labai nenorėjau dirbti ir tenais man būdavo sunku, kasoje mane siuntinėdavo iš vienos vietos į kitą vietą ir aš galvoju, nebenoriu, aš noriu vienam vietoje dirbti ir aš nuėjau pas direktorę ir aš sakau, kad aš nebenoriu ten dirbti, man ten eidamant pas ją, man jau širdis pradėjo daužytis, dabar aš turiu kažkam pasakyti, kad kažko nenoriu daryti. Tai aš ten stovėjau, verkiau ir tas momentas, kalbant apie tą palaikymą to žmogaus, tai ta direktorė mane taip puikiai palaikė, kad sako,
tai tu viskas gerai, tai tu neverk, sakau, tai žinau, kad nereikia čia ko verkti, tiesiog nekreipkite dėmesio, bet jinai labai, aš matau, aš jai pasakiusi savo tą ne, aš matau, kaip jin sureagavo, sako, viskas gerai, sako, tu gali ten ir nebedirbti. Ir po viso šito to momento aš supratau, kad, aš jeigu žmogui pasakau ne, tai nebus pasaulio pabaiga. Žmogus mane supras, jinai mane savotiškai palaikė, jinai man leido išbūti toj būsenai ir aš galėjau išeiti iš tos vietos, kur aš nenorėjau likti. Tai kalbant, irgi apjungiant su tuo palaikančiai žmonėmis, su tą patarlę, kad iš tikrųjų ateina į tavo gyvenimą tam tikri žmonės, tam tikri momentai, kurie tau duoda tą tokį palaikymą, saugumą, pabandyti tą savo baimę įgyvendinti, bijai kažko, tai padarai ir matai, kad viskas taip nevyko. Po šito įvykio mano gyvenime vis atsirasdavo tie palaikantis žmonės, mano antra pusė, mano tėvai, jie mane vis palaikydavo, nes keitėsi santykiai, keitėsi mano pačios požiūris į save. Ir aš išsilaisvinu iš to ribončio, kad aš negaliu niekam pasakyti ne, nes tai bus didelė problema. Aš pasakiau ne ir už tai nieko nebuvo. Aš gavau tą vietą, kurios aš ir norėjau. Tai tiesiog tik tai reikėjo surizikuoti ir eiti tuo vedimu. O tai tikrai nebuvo lengva, bet įmanoma. Žiūrėk, tu sakai, tas geros mergaitės toks sindromas ar ne, buvo, kad tu negali sakyti ne. O kai tu pirmą kartą pasakei ne, ar sudužo tas geros mergaitės įvaizdis, ar pasidarė labai bloga, ar vis dar gera buvai? Koks tavo vaizdas buvo, tavo vaizdinys? Iš tikrųjų, tos geros mergaitės, dar iki šiol aš ją daužau, iš tikrųjų, savotiškai tas, kabutėse, nes jinai tikrai pasireiškia vis karts nuo karto, nes tai yra labai giliai įtikėtas tas dalykas, nes vaikystėje ką? Tu būk gera mergaitė, tu niekam neatsikalbinėk, aš pasakiau, tu privalai manęs klausyti. Ir taip, iš tikrųjų, buvo tas auklėjimas toks eitas iš kartos, realiai jis nesusiformavo iš nuo vieno sakinio. Jis susiformavo per visą vaikystę, paauglystę. Ir sudaužyti jį per vieną kartą tai nėra taip lengva. Bet pirmas žingsnis dėtas ir tam tikrais momentais jau tas lengvėja ta būsena. Bet susiduriu su tuom dar ir šiom dienom, kai tenka pasakyti kažkokią tai ribas nubrėžti, su jom irgi yra reikalų, bet eini tą ir darai. Ir paskui, nes vėlgi, tos ribos nubrėžimas yra tas vėlgi tam tikrai įsitikinimai, kad tu geriau su visais sutarsi, kad su visais nesipyksi. Kai tu brėži ribas, kažkas kenčia. Jeigu tu ribų nenubrėži, kenčiu aš, pati kenčiu aš. Jeigu ribas nubrėžiu, kažkas kitas gali kentėti. Jau mano pasirinkimas. Bet vėlgi tos klausimas, kaip tas ribas nubrėži. Tai su šitom dalyku dar tikrai pati mokaus ir tai įdomus labai procesas. Tai nėra labai lengva, bet tai yra taip naudinga, nes vėlgi vieną kartą nubrėžus ribas keičiasi santykiai, bet į gerą pusę. Tu su savim santykius susitvarkai ir dar su kitais žmonėmis susitvarkai. Ir tu matai, kaip keičiasi viskas. Ir tai yra tiesiog ta magija mūsų gyvenimo, kai padarai kažką, ko bijai padaryti. Nes iš tikrųjų labai gerai pastebėjai, kad kai nubrėži ribą, ar ne, tai tu realiai išlieki sąžiningas savo. Nes tu žinai, ko tau reikia, ar ne, ir tu lieki sąžiningas savo, kad ir kitas nukenčia. Bet iš kitos pusės, žiūrint iš to žmogaus pozicijos, kuris, sakai, nukenčia, tai jis realiai irgi kažkokią pamoką gauna, ne? Jam reikalinga pamoka. Tik tai klausimas, ar jis ją dabar pastebės, ar jis pastebės dar sekantį kartą kitoj situacijai. Tai kai iš tos požiūrio pusės žiūri, kad šitą situaciją mūsų abu moko, tai tuomet lengviau pasakyti tą ar ne, ir tą įsitikinimą, kad turi būti gera mergaitė, negali sakyti ne, nebūtinai tu patapsi bloga, jeigu sakysi ne. Ta padarius žiūri, kad tu vis tiek geras žmogus išlieki, ar ne, ir tą įsitikinimą realiai sugriauni, bet jį palaikantį, ar ne. Ir man priminė dar, kaip tik tavo pasakyti tie žodžiai, kad girdėjau, kad kai tu prieš kitą žmogų būni patogi, save išduodama, tu jį apvogi, nes paėmi iš jo jam reikalingą pamoką. Tai tas irgi man toksai yra sakinys įstrigęs, kad apvogi kitą žmogų, būdama jam patogi. Geras, neteko šitą girdėti, bet labai geras iš tikrųjų apvogi kitą žmogų. Ir kai taip galvoji, su tokiu įsitikinimu,
tai tu tada veiki, ta prasme, nes aš nenoriu aš apvogto žmogaus, tai ir noriu jam viską, ką geriausia duoti, teisingai. Tai ačiū, kad pasidalinai tokiu, kaip ir minėjau pradžioje, Ernesta, labai atviras žmogus, tai ačiū tau, kad pasidalinai savo tokiu geros mergaitės istoriją tokia. Ir labai iš tikrųjų svarbu yra pažinti, koks įsitikinimas ten viduje mūsų yra. Ar ne? Kai tu pastebėjai, kad geros mergaitės sindromas, negali sakyti ne. Mano istorija buvo apie pedagogiką, ar ne, kad aš nesu pakankama. Tai svarbu tuos dalykus yra pastebėti, kokie yra tie įsitikinimai, kurie mus stabdo. Tai norisi ir jums, žiūrovai, kurie stebite mus, suteikti šiek tiek eterio savo tai vidaus analizai, nes kaip ir mes sakėm, čia yra erdvė augti ir save pažinti. Tai siūlau pasimti ar kokį tai popieriaus lapą, rašiklį, ar telefonę nautus įsijungti, gal tiesiog pamastyti, kaip jums patogu ir sudaryti tokį sąrašą jūs ribojančių įsitikinimų. O galbūt neribojančių. Tiesiog kokie įsitikinimai jumise gyvena. Tiesiog tokį minčių lietų padaryti, ar ne? Kas tai galėtų būti? Kaip ir minėjom, nepakankamai verta, ar ne? Gali būti, negaliu garsiai kalbėti, negaliu tyliai kalbėti. Turiu ten moterims sėdėti koja ant kojas, ar ne? Turiu dėvėti sijonus, sukneles. Negaliu klysti, pavyzdžiui, kaip pavyzdys irgi gan dažnas. Jo, negaliu klysti, klaidos yra blogis. Kokie įsitikinimai jūsų galvoje gyvena? Tiesiog pasidarykite tokį sąrašą. Galit mūsų sustabdyti šitoj vietoje, jeigu norisi daugiau laiko. Mes tiesiog tęsim toliau. Tai pasidarę šį sąrašą, jūs jį turėkite, nes mes sekančiose laidose nagrinėsime daugiau įsitikinimų smulkiau, pateiksime technikų, per kurias galėsite šios įsitikinimus konvertuoti, ar ne, jūs palaikančius, nes įsitikinimai jie nėra tokie kaip prikalta prie sienos, ar ne, ir įgręžta, dar užpilta klijų, kad niekas neatplėštų. Jie yra lengvai konvertuojami, tik tai reikia juos pažinti ir atrasti savyje. Taip, tai... Žinoma. Ir tas toksai savotiškas išsilaisvinimas iš savo minčių kalėjimo, tai duoda tą, kad galima įvaldyti tą gyvenimą, daryti veiksmus, nugalėti tas baimės, kaltes, gėdas, nes vėlgi šitos emocijos, jos jausmai, jie yra, kurie mus taip pat stabdo. Tai manau, tikrai mes tų temų paliesim ir tuos įsitikinimų konvertavimus galėsim parodyti, kaip tikrai yra taip paprasta ir tikrai galima tai padaryti, ypatingai, kai juos atrandi ir jau žinai, apie ką tai yra. Tai manau, kad mūsų laida šiandien gyvenimo puzlės turėjo puikų startą, kad mes pradėjom visą tai kalbėti, dėliotis. Labai iš tikrųjų įdomu dar komentaruose, gal turit pastebėjimų, kokių gal jūs žinot patarlių, kokias gal kalbėdavo jūsų močiutė, tėvai, gal kažkokie autoritetingi žmonės. Tai komentaruose taip pat galit parašyti arba kažkokį labai stiprų savo įsitikinimą, kokią patarlę, kurią galbūt būtų galima mes komentaruose gal kažkaip galėsim padėti pakeisti ar kažkokių tai klausimų dar užduoti, kas leistų plačiau pamatyti tą visą tą vaizdą. O aš labai norėčiau padėkoti Dovilei už šitą progą, už šitą laidą, nes čia buvo jos iniciatyva šitą laidą sukurti, manau, kur yra tikrai labai reikalinga paliesti šitas temas, kalbėtis ir parodyti žmonėm, kad mes tikrai galim daryti savo gyvenime pokytį nuo šiandien. Nereikia ten galbūt tas vaikystės labai lysti, bet šiandien atradus tą stabdį, jį atleidus, mes galime važiuoti toliau. Ir man labai džiugu, kad aš galėjau pasidalinti savo patirtimi, savo žiniomis ir labai smagiai laiką praleisti su tavim, Dovilė. Ačiū tau, dėkinga ir tau, Ernesta, kad sutikai būti mūdviejų komandai. Ir
mes su Ernesto susipažinom per coachingo sesiją ir mes daug nebendravom. Ir aš kažkaip galvojau šią laidą padaryti, aš labai jos norėjau, man kažkaip jinai tokia iš vidaus kalbėti apie tai ir norėjau žmogaus, kuris būtų panašus labai į mane, bet to pačiu ir skirtas iš savo požiūrio kampo. Ir kažkaip mes su Ernesto, aš jai parašiau, mes taip susiderinom, susikalbėjom ir paskui, aišku, man mintis atėjo, bet dabar aš pasikviesiu naują žmogų, tai dabar čia diskusija bus, ar aš ir vėl lindo mano įsitikinimai, ar aš čia pakankamai gera ir greitai aš dabar jau pagavau, jeigu mano prieš tai istorijoje aš savęs nepagavau tą akimirką, tik po kelių metų, tai dabar aš iškart save pagavau ir sakau savo stop, bus puikia komanda ir kol kas pasitvirtina tai ir labai džiugu, kad mes kartu auksime šitam mūsų nuostabiam projekte ir kartu įtrauksime stebėtojų žiūrovus augti su mumis. Tai tikrai dalinkitės komentaruose savo įsitikinimais, patarlėmis ir mes galėsim susidaryti tokį bendrą vaizdą, kas mūsų stebėtojams yra aktualu ir tuos klausimus panagrinėti. Tai Ernesta, gal norėtum pasakyti trumpai, kas mūsų laukia sekančiai laidoj, tam, kad žiūrovas žinotų ir galėtų lūkestį susidėti, ar ne, susidaryti ir laukti kažko, tai žinant. Tokia savotiška intriga sukurti, ne tik kas ten toj kitoj laidoje ten vyksta. Kad pritraukti. Taip, ir iš tikrųjų, mano galva, tai ganėtinai liesim jau giliau, tai yra apie kas yra įsitikinimai, gal kaip formuojasi, paminėsim keletą būdų, ne tik, kad kaip ir rasti įsitikinimą, nes vėlgi rasti reikia tam tikros technikos radimui, nes kartais mums neužtenka vien tik tai paviršių praeiti, reikia giliau eiti tą šerdinį įsitikinimą. Tai apie tai irgi kalbėsim, kaip pakeisti įsitikinimą ir taip pat paliesim finansinių įsitikinimų temą, apie kokie jie gali būti, kokios situacijos, per kaip jie susiformavo, modeliai, šablonai. Tai šitie dalykai, jie irgi taip pat labai įtakoja mūsų net ir finansinę sritį. Manau, kiek aš matau, šita tema yra ganėtinai aktuali. Tai pabandysim mes ją pagvildenti, parodyti tuos kitus kampus per įsitikinimų prizmę. Taip, ir pinigų, finansiniai įsitikinimai, šiai dienai labai aktualūs pas mane klientai dabar ateina atsisėda ir aš galvoju, įdomu, su kokiu klausimu dirbsim. Ir sako, su finansiniais dalykais, su įsitikinimais finansiniais. Ir aš galvoju, wow, kaip tai yra aktualu. Tai pasižiūrėsim smulkiau, kokie tai gali būti įsitikinimai, ar ne, kaip jie gali būti mūsų pasąmonėje, kokiais žodžiais įsisodinę. Ir galbūt pamatysite savuosius ir svarbiausia pamatyti, sunkiausia, ne, didžiausias darbas, pamatyti tą įsitikinimą, jį atrasti, o tada galima dirbti. Tai ačiū tau dar kartelį. Ačiū tau, labai iš tikrųjų smagu ir manau gera pradžia pusė darbo. Taip. Tai iki kito karto tuomet. Iki. Ačiū, iki.